Sveiki gražuoliai. Šiandien dar kartą noriu priminti, jog kasdien dirbu su probleminiais lošėjais tiek iš Lietuvos, tiek ir iš viso pasaulio ir esu ne vienam padėjęs. Turiu sukaupęs daug žinių ir patirties, kovojant su šia priklausomybe. Todėl dar kartą kviečiu visus bendradarbiauti. Svarbu suprasti, kad lošimo priklausomybė pati savaime neišnyks. Reikia įdėti nemažai pastangų. Vien apsisprendimo ar užsiblokavimo nepakanka. Problema yra kur kas rimtesnė. Paprastai esminė problema yra ne lošimai, o pats žmogus. Juk lošti pabando daugelis, tačiau užsikabina tik nedidelė dalis. Todėl reikia aiškintis priežastis, kas verčia žmogų laikytis įsikabinus lošimų, nepaisant gyvenimą griaunančių pasekmių. Taigi reikalingas asmeninis priėjimas. Juk kiekvienu atveju priežastis gali skirtis. Todėl reikia bendrauti, nagrinėti praeitį ir dabartį, įvardinti priklausomybės šaknis ir jas išrauti. Nereikėtų apsiriboti vien kosmetiniais dalykais, kaip užsiblokavimas ar pinigų neturėjimas. Anksčiau ar vėliau šios kliūtys lošti išnyks. Rasite kitų būdų, o greičiausiai net ir kitų priklausomybių. Reikia veikti ir tai daryti nedelsiant, nes su laiku problemos augs, gilės ir bus vis sunkiau to atsikratyti. Taigi, kaip vyksta darbas? Visų pirma, pasikalbame su žmogumi valandą, kitą, susipažįstame, pasidaliname savo patirtimis, išsiaiškiname dabartinę situaciją. Vėliau 1-2 kartus per savaitę susitinkame online, paprastai per video sesijas ir ieškome priklausomybės priežasčių, o tada bendromis pastangomis jas šaliname. Kasdien palaikome ryšį audio ar teksto žinutėmis per WhatsApp. Tokiu būdu žmogus nebesijaučia vienas, turi nuolatinį padėjėją, palaikytoją, artimą draugą. Taip bendraudami ilgainiui išnaikiname lošimo priklausomybę lėmusias šaknis. Žmogus sugrįžta į normalų gyvenimą, vėl juo džiaugiasi, nori gyventi, jaučiasi laimingas. Toks žmogus, prisimindamas košmarišką, juodą praeitį, daugiau niekada nebenorės į ją sugrįžti. Taigi esminis dalykas vėl tapti laimingu ir džiaugtis gyvenimu. Žinoma, tam reikia daug ką pakeisti. Tiek savyje, tiek savo aplinkoje. Ir aš esu tas mentorius, kuris padeda tai padaryti. Galiausiai tampame draugais visam gyvenimui. Šiomis dienomis į mane kreipiasi vis daugiau ir daugiau probleminių lošėjų. Visiems padėti neįmanoma, jų pernelyg daug. Prioritetą teikiu tiems, kas gali paremti kanalą ir mano veiklą. Supraskite, kad tuo užsiimu iš pareigos. Žinau, kad kvalifikuotos pagalbos labai trūksta. Ir tikrai nedaugelis gali skirti lošėjui tiek daug laiko, kiek aš. Supraskite, kad tai darau ne dėl pinigų, bet pinigų reikia, kad galėčiau tai daryti, kad galėčiau tęsti savo veiklą. Taigi kviečiu nedelsti, imti veikti jau šiandien, nes vėliau gali būti paprasčiausiai per vėlu. Dar kartą pasikartosiu, kad maždaug kas 4-5 probleminis lošėjas anksčiau ar vėliau
pakelia ranką prieš save. Tai yra didžiausias skaičius iš visų priklausomybių. Taigi problema yra kur kas rimtesnė nei gali atrodyti. Taip, kad rašykite man asmeniškai į WhatsAppą ir pradėsime draugauti ir kartu įveiksime šią siaubingą priklausomybę. Numerį rasite po šiuo video. Linkiu Jums gražios dienos, gražaus vakaro ir iki greito.